Tai visų pirma, jį pažįstu kaip žmogų, nuostabus žmogus, kuris visada yra linkęs padėti, pagelbėti ir kas labai įdomu, yra visada pilnas gerų idėjų tiek mokymo srityje, tiek versle. Ir labai įdomu, kada jisai veda seminarus, tiesiog jauniems žmonėms pasisemti šio idėjų ir, tokių, sakyčiau, gal net super genialių idėjų, kaip pradėti verslą, kaip tą verslą išsukti, kaip tą verslą padaryti taip, kad jisai būtų su mažiausiais kaštais. Ir be to žmogus, kuris pastoviai tobulinasi, pastoviai lanko mokymus ir važinėja tik tai, ne tik tai, bet Lietuvoje arba ten, kuris tai Prancūzijoje gyvena, ir Anglijoje, ir kitose šalyse pastoviai tobulėja, kas yra labai labai super. Pačiam galbūt kažką, ką teko pritaikyti iš to mokymų, kaip pasikeitė po to gyvenimas? Ta knyga man patiko jo, kuri parašyta yra. Ir ten, sakykime, kaip iš nulio padaryti kažką tai tokio prasmingo ir didelio. Pas mus yra tokia tradicija, kad jeigu pradėti kažkokį verslą arba kažką tai gyvenime daryti, tai reikia labai daug investicijų, labai daug kažkokių tai žinių reikia turėti. O Tomas moko labai paprastai, labai aiškiai, kaip tiesiog apjungti, sujungti ir kažką tai tokio paleisti. Gerai, o tai dabar kodėl rekomenduotum žmonėm Tomo seminarus? Visų pirma, fainas dėstytojas, fainas lektorius ir būtent jisai yra ne taip kaip dėstytojas, bet jisai būtent tas yra seminaro vedantysis. Ir visada žmonės pabuvę jo seminaruose įsineša kažką tai tokio naudingo, kažką tai asmeniško savo, kurie gali pritaikyti.